Mes už tradicinę šeimą, nes tai Lietuvos ateitis. Rinkitės kuriančius, o ne griaunančius. Politinė reklama. Sveiki, malonus mūsų kanalo Opozicijos televizija žiūrovai. Savaitė eina į pabaigą ir kaip įprasta studijoje aš Kęstutis Skrebys su savo savaitės įvykių analize žvelkime giliau. Kreipiuosi jūs, mėly žiūrovai, susiraskite mygtuką su nykščiu pakeltu į viršų, paspauskite jį, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo YouTube kanale. Na ir be jokios abejonės, prašau pasidalinti mūsų laidą, nes tik tokiu būdu YouTube algoritmai veiks taip, kad mūsų laidas matys didesnį žiūrovų skaičius, o toks ir yra mūsų tikslas. Na ir norėčiau pradėti, jau kaip iš dalies tapo įprasta, nuo praėjusio savaitgalio įvykių, o būtent nuo rinkimų Austrijoje, kuriuos aš įvardinčiau kaip leftistų košmarą. Leftistų košmaras tęsiasi. Penktadienį prieš sekmadienį vykusius Austrijos parlamento rinkimus vyko tokie baigiamieji mitingai Vienos centre ir Laisvės partijos lyderis, kuri, kaip pamatysim vėliau, triuškinančiai laimėjo rinkimus Austrijoje, bet nepainiokim Austrijos Laisvės partijos su lietuviška Laisvės partija, tai tiesiog tokia tradicinių dešiniųjų pažiūrų partija. Ir kągi pasakė jos lyderis Herbertas Kiklis mitinge penktadienį. Jisai pareikalavo nelegalių migrantų reemigracijos. Kitaip sakant, pareikalavo, kad nelegalūs migrantai būtų išsiųsti atgal. Tiksli citata: turime apsaugoti savo žmonės nuo žmonių, kurie čia atvyksta ieškoti apsaugos. Tai nepriimtina. Tai reiškia, kad sistemoje kažkas negerai. Štai kodėl mums pagaliau reikia reemigracijos, kalbėjo Kiklis, kreipdamasis į savo šalininkus. Ką jis dar sakė? Jisai sulaukė didžiulių minios plojimų, kada pasisakė prieš snobus, mokytojus ir visažinius, kurie sėdi Briuselyje, prieš klimato aktyvistus, prieš drag queens mokyklose ir ankstyvą mūsų vaikų seksualizaciją. Na, tos pačios problemos, kurios ir Lietuvoje. Jis pasveikino siūlomą konstitucijos pataisą, kurioje skelbiama, kad egzistuoja tik dvi lytis. Tačiau daugiausia ovacijų sulaukė, kaip jau minėjau, jo raginimas reemigruoti arba priverstinai deportuoti žmonės, tiksli citata, kurie mano, kad neprivalo žaisti pagal Austrijos visuomenės taisyklės. Na, sunku ką nors be pridurti. Savo politikoje Kiklis laikosi tokios strategijos, kurią įvardija kaip pirmiausia Austrija. Po to dar grįšim prie šio žodžių junginio. Buvęs vidaus reikalų ministras ir ilgametis kampanijos strategas, kuris Austrijos Laisvės partijai vadovavo nuo 21 metų, yra nusitaikęs į kanclerio postą. Tačiau jei jo partija nelaimės bendros daugumos, koalicijos partnerių paieška gali būti sudėtinga. Na, iš tikrųjų, absoliučios daugumos jo partija aišku ir nelaimėjo. Antrąją vietą surinko apie 24% surinkusi liberali, na ir iš dalies šiek tiek konservatyvi Austrijos liaudies partija vadovaujama dabartinio kanclerio Karlo Nehammerio. Ir štai dabar jūs matote pirmą skaidrę savo ekranuose, rinkimų rezultatai Austrijoje. Tai viršutinis stulpelis yra būtent Austrijos liaudies partija, kuri atitinka mūsų Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Kaip matot, rezultatas minus 11% nuo praėjusių rinkimų. Žemiau eina socialdemokratų partija, 21%, na, praktiškai identiškas rezultatas. Na ir tamsiai mėlynas stulpelis, Austrijos Laisvės partija 28,8% plus 12,6% nuo praėjusių rinkimų. Kitaip sakant, tai, ką prarado liaudies partija, dar šiek tiek daugiau surinko Laisvės partija, kuri, kaip pat matėte iš mano įvado, pasisako už tradicinės vertybės, pasisako prieš genderizmo beprotybės, prieš neribotą migraciją ir panašiai. Na, žalieji sumažino savo balsų skaičių minus 5,6%. Na ir neos liberalai, Austrijos liberalai gavo 1,1% daugiau negu praėjusiuose rinkimuose. Na, rinkimų barjero nepriejo tokių simboliškų pavadinimų partija alaus mėgėjų partija, surinko 2%. Čia galima, aišku, nusišypsoti tik tai. Ir kasgi įvyko? Laisvės partija pirmą kartą Austrijos istorijoje tampa stipriausia šalies politinė jėga. Stipriausia politinė jėga parlamente. O antrosios Respublikos įkūrėjų, konservatorių socialdemokratų partijos kartu paėmus
vos daugiau negu 50%. Kaip jau mes minėjom ankstesnėse apžvalgose, Austrijos Laisvės partija laimėjo ir Europos parlamento rinkimus. Kokias galima padaryti išvadas? Europoje vis daugiau laimi tradicinės vertybės išpažįstančios partijos. Ir, sakykime, Austrijos valdantiesiems sekmadienio rinkimai, jie tam tikrą prasme prilygo žemės drebėjimui. Šalies mastu tai panašus įvykis kaip Vokietijos dešiniosios partijos Alternatyva für Deutschland, Alternatyva Vokietijai, laimėtų rinkimus Vokietijoje, kas beje jau kai kuriuose regionuose vyksta. Aš jums pasakoju apie rinkimus, praeitoj apžvalgoje apie rinkimus Brandenburgo žemėje ir anksčiau Tiuringijoje, Saksonijoje ir kitose Vokietijos federalinėse žemėse. Austrijos valdančioji, dabar kol kas dar valdančioji konservatyvioji liaudės partija, praėjusiuose rinkimuose gavusi 37,5% balsų, šį kartą gavo tik 26, minus 12% beveik. Be abejo, rinkimų nugalėtojai, Austrijos liaudės partija, tradicinė partija, sulaukė sveikinimų iš savo dešiniojo flango kolegų iš kitų šalių. Pasveikino Vokietijos AfD lyderė Alice Weidel. Mes laimė, laikai keičiasi, tapatybė, suverenitetas, laisvė ir daugiau jokios nelegalios imigracijos prieglobsčio. Štai ko trokšta milijonai europiečių. Tokiais žodžiais sveikino neseniai rinkimus laimėjusios Niderlandų dešiniosios Laisvės partijos lyderis Gertas Wildersas. Sveikinimai austrams skriejo ir iš Prancūzijos. Po rinkimų Italijoje, Niderlanduose ir Prancūzijoje šis pakilimas atnešantis nacionalinių interesų gynybą, tapatybės išsaugojimą ir suvereniteto atgaivinimą patvirtina tautų triumfą visur. Džiaugiasi nacionalinio susivienimo viena iš lyderių Marija Le Pen. Kas mums iš to? Lietuvai, lietuviams. Austrijos Laisvės partijos lyderis Herbertas Kiklis daug populiarumo dividendų susikrovė per pandemiją, kai priešinosi valstybės ribojimams ir privestiniai vakcinacijai. Vėl, nenorom prisimeni situaciją Lietuvoje. Tačiau vis dėlto, ko gero, pagrindinė jo populiarumo priežastis yra nelegalios migracijos problemos ir vyriausybės nesugebėjimas spręsti atvykėlių krizės. Kada vietiniai žmonės iš tikrųjų jau pradeda piktintis tuo, kas vyksta šalyje. Kita jo mėgstama tema, vėlgi, lyčių ar genderizmo beprotybė, klimato komunizmas, kaip yra įvardėjama, ir kiti panašus dalykai. Žiniasklaidoje jau dabar kyla daug diskusijų, kaip į tai reaguos rinkėjai, kurių favoritai nustumti nuo valdžios. Čia tuo atveju, jeigu Kiklis netaptų kancleriu. Nes be jokios abejonės, kadangi socialdemokratai ir liaudės partija, konservatyvioji liaudės partija, jie valdė ilgą laiką, jie bandys nustumti Laisvės partiją nuo valdžios. Rinkėjai be abejo bus nepatenkinti. Tai jūs dabar matote tą antrą skaidrę, kaip pasiskirstė vietos Austrijos parlamente. Tai žiūrint iš kairės į dešinę, šviesiai mėlyna spalva Austrijos liaudės partija, 52 vietos, Socialdemokratų partija 41 vieta, ten dar matot, kad liaudės partija prarado 19 vietų, socialdemokratai gavo 1 vietą daugiau, ir tamsiai mėlyna spalva yra Laisvės partija, 56 vietos, 25 vietom daugiau negu buvo po ankstesnių rinkimų, žalieji 16 vietų, minus 10 vietų lyginant su ankstesniais rinkimais ir raudona spalva, liberalai 18 vietų plus 3 vietos lyginant su rinkimais, kurie vyko prieš 3 metus. Taigi vis dėlto yra, kaip matot, šiek tiek 1 ar 2 vietom liaudės partija ir socialdemokratai turi daugumą. Tačiau yra didelis klausimas, ar konservatoriai ir socialdemokratai susivienis, galbūt su dar kažkokia mažesnė partija, tokia kaip žalieji, kad galėtų pasipriešinti Kikliui. Kągi sako politikos analitikas Peteris Hajekas. Herbertas Kiklis yra strategas. Pirmas variantas yra toks. Mes džiaugiamės, kad esame vyriausybėje, bet tai visiškai aišku, kad kancleris vadinsis Herbertas Kiklis. O ši vyriausybė turės mėlyną parašą. Aliuzija į Laisvės partijos spalvą Austrijoje ir kaip visose grafikose tai pavaizduoja. Kiklis tuo pačiu pateks į opoziciją, jis stebės Austrijos liaudės partijos ir socdemų koaliciją, kuri turės daugumą tik 1 vietą parlamente viršyje skaičių. Arba galbūt 3 partijų koalicija su Neos ar žaliaisiais. Tada jie turės daugiau vietų, bet kaip žinome iš Vokietijos situacijos, 3 partijų koalicija, jinai nėra stabili.
Arba konservatoriai galėtų pakeisti Nehammerį naujų lyderių, norinčių dirbti su Kikliu. Taigi, situacija neaiški, laimėjusi partija Austrijoje teoriškai gali likti be valdžios, nors įvertinus tradicijas, įvertinus europietišką politinę kultūrą, panašu, kad jinai taps valdančiaja. Ir tai iš tikrųjų dar viena šalis pasislenka tradicinių vertybių link. Kodėl taip įvyksta? Na, paaiškinsiu sekančiame laidos skyrelyje, kurį pavadinau, nežinau. Geresnio pavadinimo neradau, jis gal skamba šiek tiek drastiškai, bet kitų žodžių nelabai pavyko surasti. O pavadinimas sekančio laidos skyrelio būtų toks: Europa kraustosi iš proto. Kodėl aš taip sakau? Na, Europoje pasirodo per daug baltųjų žmonių yra. ES baltumas, vakarietiškumas gali pakenkti pamatinėmis bloko vertybėmis. Jūs pasakysit, kad tai kažkokia nesąmonė, kažkokio pamišėlio žodžiai. Ne, tai ne juokelis. O svarbios ekspertų ataskaitos išvada. Europos užsienio santykių tarybos, labai solidi organizacija, ir Europos kultūros fondo parengtoje ataskaitoje, dvi solidžios organizacijos parengė ataskaitą. Teigiama, kad praėjusių metų balsavimo modeliai ir apklausų duomenys rodo, jog ES artėja prie etniškesnio, uždaresnio ir ksenofobiškesnio europietiškumo supratimo, kuris galiausiai gali tapti iššūkiu Europos projektui, rašo The Guardian. Mario Draghi dominuoja pokalbiuose Briuselyje, sutelkdamas dėmesį į būtinybę atgaivinti bloko ekonomiką, kuri praranda konkurencinį pranašumą. The Guardian sakė ataskaitos autorius, būtent šitos Europos užsienio santykių tarybos vyresnysis politikos tyrėjas Pavelas Zerka. Jei ekonomika yra ES variklis, europietiškos nuotaikos turėtų būti laikomos jo degalais. Reikia skubiai atkreipti dėmesį į Europos nuotaikas, nes priešingu atveju rizikuojame pritrūkti degalų arba važiuoti nešvariais degalais. Na, nežinau, ką jis čia turėjo galvoj. Po to jis šiek tiek paaiškina. Europietiškas nuotaikas jis apibrėžia kaip priklausimo bendrai erdvei, bendros ateities ir bendrų vertybių, kurias jis įvardija kaip universalizmą, lygybę, sekularizmą, jausmą ir teigia, kad joms vis dažniau metamas iššūkis. Europos užsienio santykių tarybos ir Europos kultūros fondo parengtoje ataskaitoje teigiama, kad praėjusių metų balsavimo modeliai ir apklausų duomenys rodo, kad ES tampa vis uždaresnė, ksenofobiškesnė. Sunku pagalvoti, sunku suprasti, kodėl jis taip sako. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad vis daugiau rinkėjų, ypač spalvotų ir musulmonų, vidurio rytų Europos gyventojų jaučiasi atstumti, nusivylę ar nesuinteresuoti ES. O jauni rinkėjai mano, iš kur jie tą ištraukia, kad ES yra per daug baltaodžių, per daug vakarietiška, ar joje per daug pagyvenusių atstovų. Koks pusprotis tai sako, aš komentuodamas alternatyvą Vokietijai sėkmę Brandenburge, kai 30% jaunesnių nei 30 metų balsavo už alternatyvą Vokietijai ir jinai pasiekė absoliučiai geriausią rezultatą Brandenburgo žemėje Vokietijai. Dabar rinkimai Austrijoje rodo vėlgi panašią tendenciją, kad antiimigracinės nuotaikos jos yra labai stiprios. Toliau, ataskaitoje rašoma, kad spalvotosios rasės europiečiai po spalio 7 dienos, kada Hamas užpuolė Izraelį, susidūrė su dideliu ksenofobijos antplūdžiu, o musulmonai dažnai jaučiasi atstumti dėl daugelio vyriausybių paramos Izraeliui. Labai savotiškas požiūris. Toliau, kraštutinių dešiniųjų partijų pirmosios vietos, kažkodėl normalios dešiniosios partijos vadinamos kraštutinėmis. Pirmosios vietos Europos parlamento rinkimuose Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje, dabar jau ir Austrijoje, bei stiprus rezultatai Niderlanduose ir Vokietijoje taip pat paskatino smarkiai išaugusį antimigracinį diskursą. Atsibodo europiečiam jau šitą situaciją. Ekspertai atkreipė dėmesį ir į ribotą įvairovę Europos institucijose. Va čia jau dar įdomiau. Ką sako tie taip vadinami ekspertai? Aš kito žodžio negaliu vartoti. Jie nurodo, kad vos 3% Europos parlamento narių yra iš rasinių ir etninių mažumų, palyginti su 10% ES gyventojų. Ir kad daugelis šalių nepateikė nei vieno kandidato, kuris nebūtų baltaodis. Europoje gyvena baltaodžiai daugiausia, čia jau taip gamta lėmė, ar dievas, reikia išsiaiškinti tik tai. Toliau dar gražiau, cituoju, Europos parlamento baltumas
išsiskiria iš Europos futbolo čempionato, vasaros olimpinių žaidynių ar net Eurovizijos dainų konkurso, teigia Zerka, tas ekspertas. Na, tai aš dabar galvoju, galbūt iš tikrųjų reiktų įvesti kažkokias tai kvotas renkant Europos parlamentą, kad tiek turi būti musulmonų, tiek turi būti spalvotojų ir panašiai ir panašiai. Na, kitaip kaip beprotybė aš to pavadinti negaliu. Ypač kada rinkimuose laimi, kaip jie vadina, kraštutinės dešiniosios partijos, kurios pasisako prieš imigrantus, jie sako, kad, na, Europa yra per daug balta. Be to ataskaitoje sakoma, kad vis didesnį susirūpinimą kelia ir vangus proeuropietiškumas vidurio ir rytų Europoje. Na, kiek aš stebiu situaciją, tai priešingai. Tiek Lietuvos gyventojai, tiek rytų Europos gyventojai yra vieni iš proeuropietiškiausių ir iš tikrųjų yra ES entuziastai. Bet, na, ekspertai kabutėse mano kitaip. Toliau. Pasak Zerkos, proeuropietiškų pažiūrų politikai turi atsispirti pagundai tylėti migracijos ir įvairovės klausimais dėl trumpalaikės rinkimų naudos, įvardinti ksenofobiją ir paaiškinti rinkėjams, kad tam tikros nuostatos gali pakenkti socialiniai taikai įvairiose visuomenėse. Na, mano galva, socialiniai taikai gali pakenkti neribotas migrantų antplūdis. Mes jau dabar turime Vilniuje atvejį, kada, na, sakykime, ne Lietuvos kilmės žmogus ir nelietuviškos odos spalvos žmogus Trakų gatvėje, centre, senamiesty, trenkia mergaitę į galvą, tampia ją už plaukų, na, ateina jų papročiai. Ir tokia išvada, kuri teigia, kad Europa yra per daug balta, na, man iš tikrųjų prasilenkia su sveiku protu. Na kągi, va tokie ekspertai ES ir daro tokias analizės. Bet grįžtame į Lietuvą ir štai naujausi reitingai. Trečiadienį Delfi paskelbė Spinter tyrimų apklausos duomenis. Jūs matote kaip tik šiuo metu trečiąją skaidrę. Pirmoje vietoje Lietuvos socialdemokratų partija 15,5%, antroje Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 11,6%. Trečioje vietoje Nemuno aušra Žemaitaičio vadovaujama 10,3%, na, ketvirtoje vietoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 6,5%, 6,3% turi liberalų sąjūdis. Ir penktadienį jau pasirodė Lietuvos ryto užsakymų Vilmorus atlikti tyrimai. Štai jūs matote ketvirtą skaidrę, kur rezultatai yra panašus, bet dėja skiriasi ir tas skirtumas vėlgi yra pakankamai įdomus. Tai pirmoje vietoje socialdemokratų partija pagal Vilmorus, antroje vietoje Nemuno aušra, trečioje vietoje Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai, ketvirtoje vietoje Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, na ir penktoje vietoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Ir palyginkime skaičius. Tai jeigu mes pasižiūrėsime, kaip vertina skirtingos tyrimų kampanijos vienos ar kitos partijos rezultatus. Tai pirmoje vietoje abiejose tyrimuose yra socialdemokratai. Spinter tyrimuose turi 15,5%, Vilmorus tyrimuose 18,3%, dar daugiau. Antroje vietoje yra Spinter tyrimuose Tėvynės sąjunga su 11% ir Vilmorus tyrimuose jie yra treti su 9,2%. Nemuno aušra Vilmorus tyrimuose yra treti 10,3%, Spinter tyrimuose jie yra antri 11,6%. Na, absoliutinės reikšmės paramos netiek daug skiriasi tik tai vieta partijų išsirikiavime. Ketvirtoje vietoje yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, 6,5% Spinter tyrimuose, Vilmorus tyrimuose 6,3%. Na, Spinter tyrimuose yra pakankamai aukštai liberalų sąjūdis su 6,3%, Vilmorusas duoda tik 5,2%, tai jau yra riba, kada gali neperžengti rinkiminio barjero į Seimą. Po to eina Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Spinter tyrimuose 5,2% irgi praktiškai rybinis skaičius rinkimams į Seimą. Na, Vilmorus demokratam duoda daugiau, 6,6%. Laisvės partija abiejose tyrimuose tiek Spinter, tiek Vilmorus neperžengia rinkiminio barjero. Kokios darytinos išvados? Na, kaip matome, pakankamai daug partijų, kurios dalyvauja rinkimuose, jos yra žemiau
5 procentų. Ir panašu, kad jos vis dėlto neįveiks rinkiminio barjero. Tai viena išvada - balsuoti už tas politinės jėgas, kurios užtikrintai įveikia rinkiminį barjerą tam, kad nebūtų išbarstyti balsai. Na, o ta maišatis, kad dvi skirtingos tyrimų kompanijos 2., 3. ir 4. vietą skyrė iš tikrųjų labai nedidelis procentas, jos yra abiejų kompanijų tyrimuose susimaišę, vieni duoda vieniem geresnę vietą, kiti kitiem, rodo, kad viskas dar prieš akis ir paskutinę savaitę iš tikrųjų, ko gero, bus lemtinga, priklausys nuo to, kokia bus vykdoma rinkiminė kampanija, kaip apsispręs tie piliečiai, kurie dar nėra apsisprendę. Taigi, laukia labai įdomus rinkimai, laukia įdomi kova ir viskas dar prieš akiją. Viskas žmonių rankose. Tai tiek būtų apie politinių partijų reitingus. Na ir sekanti tema, kurią norėčiau aptarti, tai balionai iš Baltarusijos arba valstybės impotencija. Vėlgi, žodis gal ne pats gražiausias, bet kitokio apibūdinimo tai, kas vyksta, aš tikrai negaliu surasti. Savaitgalį Lietuvos Seimo narys, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, jisai įvardijo kaip skandalą, nes iš Baltarusijos per Lietuvos sieną perskridęs balionas nusileido Vilniaus oro uoste. Iš tikrųjų skandalinga situacija, po to, kai paaiškėjo, nuo balandžio mėnesio tų balionų yra pakankamai didelis kiekis, jie skraido vos ne kas naktį, neša iki 500 kg svorio. Na, valdžia mus guodžia, kad tai yra viso labo kontrabandiniai cigarečių kroviniai. Dainius Gaižauskas, jisai teigia, kad konservatorių ministrai Agnė Bilotaitė ir Laurynas Kasčiūnas turėtų nedelsiant visuomeniai pateikti informaciją apie mūsų valstybės sienos su Baltarusija pažeidimus, jų pobūdį, periodiškumą, taip pat paaiškinti, ar šie sienos pažeidimai buvo fiksuoti ir įforminti, bei apie juos informuoti NATO bei ES atstovai. Kasčiūnas reaguoja labai paprastai. Tai ne jo daržas, ne jo pupos. Maždaug tai nėra kariuomenės reikalas, tai nėra krašto apsaugos ministerijos reikalas, tai yra vidaus reikalų ministerijos reikalas, na, pasieniečių arba vidaus saugumo tarnybos. Dar Kasčiūnas leidžia savo pasakyti, kad pasieniečiai galėtų numušinėti balionus, kurie šimtais kerta sieną. Kągi, į tai atsako valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustemas Liubajevas. Jis pasako labai paprastai, kad pasieniečiai neturi nei reikalingų ginklų, nei įstatymai suteiktų įgaliojimų numušti Lietuvos sieną oro neteisėtai kertančius objektus. Tada jau įsikiša Agnė Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė, antradienį jinai ką teigia. Jinai teigia, kad visos institucijos ieško sprendimų ir pagal savo kompetenciją dirba. Visų pirma, išskyrė ministrė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Ši turėtų imtis veiksmų prieš kontrabandininkų balionus, o kad ji galėtų imtis tokių veiksmų, reikalingi teisės aktų pakeitimai. Taip žurnalistams komentavo Bilotaitė. Ir aš taip dabar galvoju, vat kol jūs žiūrite 5. skaidrę, įsižiūrėkite, žavi porelė, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustemas Liubajevas ir Agnė Bilotaitė. Pasigrožėkite, raskite 3 skirtumus valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir Bilotaitės aprangoje. Pasieniečių uniforma. Netgi matosi lipdukai, ant kurių turėtų būti priklijuota pavardė ir pasienio tarnybos ženklai. Tai vis dėlto kas negerai yra šitai merginai? Kareivėlės vaikystėje neprisižaidė. Pasieniečių uniformą reikia vilktis. Pirko jinai tą uniformą. Ar tiesiog Rustemas priklaupė ant kelio, pabučiavo žiedą ir jai padovanojo. Beje, buvęs valstybės saugumo tarnybos vadovas generolas Pocius matomai to nepadarė ir buvo priverstas išeiti iš tarnybos. Bet situacija yra pakankamai rimta. Oro balionai iš Baltarusijos, mums nedraugiškos valstybės, pastoviai kerta Lietuvos sieną. Aukšti pareigūnai, kurie turėtų spręsti tą problemą, krašto apsaugos ministras, vidaus reikalų ministrė,
valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas, jie nesusirenka į vieną kabinetą, nesprendžia problemos, jie diskutuoja portaluose. Kas kaltas? Tai kaip galima suprasti tokią situaciją, jeigu ne valstybės impotencija? Bet visus, kaip jau yra įprasta, perspjoja premjerė Šimonytė. Štai tiksli citata. Meteorologiniai balionai, skirtingai nuo dronų, negali būti nukenksminti antidroninę įrangą, lyg tai kas teigia, kad tą būtų galima padaryti. Kita vertus, jų judėjimo kryptis priklauso nuo vėjo krypties, todėl tai pakankamai komplikuotas metodas ką nors gabenti, o ypač nugabenti į konkretų tašką. Tad panikos dėl tokių balionų galimo žalos saugumui kelti nereikėtų. Komentare raštu LT atsakė premjerė Šimonytė. Bet vis dėlto kyla visa eilė klausimų. Vėjo kryptis yra puikiai prognozuojama. Konkretus taškas nustatomas GPS pagalba, pats Kasčiūnas paminėjo, kad taip krovinius gudžiame miške suranda kontrabandininkai. Duok dieve, jeigu tai būtų tik tai kontrabandininkai. O dabar esminis klausimas, kurį aš noriu užduoti premjeriai. Dabar esmė Lietuvoje šiuo metu yra daugiau nei 15 000 Rusijos ir daugiau nei 60 000 Baltarusijos piliečių. Jau paaiškėjo, jog tarp jų yra buvusių omonininkų, paaiškėjo, kiek dar nežinom, kiek jų yra. Ir dabar klausimas, o jei balionais keliauja ne tik cigaretės, bet ir sprogmenys, ginklai, miškose įrengiamos slėptuvės arba schronai, kurie laukia dienos X. Prisiminkime atvejį, kai netoli Vilniaus buvo fiksuota sukarinta žaidimą žaidžianti. Kitataučių grupuotė pasipuošusi Rusijos specnazo simboliais. Kas tada? Sako, grėsmės nacionaliniam saugumui nėra, skrenda tik cigaretės. Bet perima mažą dalį, tai iš kur žino, kad tik cigaretės. Bet premjerė ir krašto apsaugos ministerijos Taškutis, ministras teigia, panikos dėl tokių balionų galimo žalos saugumui kelti nereikėtų. O kaip yra iš tikrųjų? Manau, kad tokiem dalykam iš tikrųjų kelias turėtų būti užkirstas. Na ir toliau, kaip liberalų ministras, liberalų Seimo frakcija vertina valstybinę lietuvių kalbą. Štai, po visos procedūros, kuri reikalinga kalbant apie naują vadovo paskyrimą vadovauti kalbos inspekcijai, mano sprendimas yra, kad pono Valotkos kandidatūra neįtikino ir bus rengiamas naujas konkursas. Pirmadienį pasakė liberalas kultūros ministras Simonas Kairys. Liberalai nenori lietuvių kalbos, dar vėliau apie tai pakomentuosiu. Taip sakant, yra paskelbiamas konkursas, jį laimi dabartinis lietuvių kalbos inspekcijos vadovas, bet ministras jo neskiria. Jam, matomai, ponas Valotka nepatinka. O kodėl jis nepatinka? O todėl, kad jisai, kaip mes jau ne vieną kartą irgi kalbėjom, tiesiog mano, kad reikia laikytis valstybinės kalbos įstatymą, kad reikia gerbti lietuvių kalbą. Bet štai matot 6 skaidrę, kaip tik antradienį pono Valotkos įrašą Facebook'e pasirodo, kad Šeltos žurnalistė sužinojo, kad Simonas Kairys atmetė jo kandidatūrą. Gal žinote ką nors daugiau. Ministras net nesiteikė pasikviesti inspekcijos vadovą ir jam paaiškinti, kodėl jis priima tokį sprendimą. Kodėl? Na, mes galim tik tai pagalvoti. Tai yra atviras susidorojimas liberalo ministro su valstybinės kalbos inspekcijos vadovu. Jis nepatvirtintas, mano manimu, nes gynė valstybinę kalbą, jos išskirtinį statusą, būtinybę visiems vartoti šią kalbą viešajame gyvenime. O toks liberalo ministro sprendimas, na, jisai ko gero yra žinutė visiems. Išdrįsite mums nepaklusti, tai yra valdančiai daugumai, valdančioms partijoms, susidorosime. Na, yra ir viena gera naujiena, kalbant apie lietuvių kalbos vartojimą, nes šią savaitę, ketvirtadienį, Seimas priėmė valstybinės kalbos įstatymo pataisas, kurios nurodo, kad, tolimoje perspektyvoje, nuo 26 metų, visi aptarnaujančios sferos darbuotojai privalės bendrauti su klientais lietuviškai. Kodėl aš sakau, kad liberalai nemėgsta ir nori ignoruoti lietuvių kalbą? Netgi tarp kitko Dobrovolska persigalvojo įstatymo priėmimo stadiją, aš anksčiau komentavau, kad jinai pasisakė prieš, bet liberalų frakcija
ginklų nesudėję. Štai ponas Pranckietis, kaip jisai kalbėjo? Jisai kalbėjo, kad toks įstatymas nuteiks kitataučius prieš mus, prieš lietuvius ir nusišnekėjo iki to, kad pateikė štai tokį pavyzdį. Tai nejaugi Žalgirio treneris po laimėtų rungtynių pres konferencijoje turės kalbėti lietuviškai tą kalbą, kurios jis nemoka. Dievuliau mano įstatymas kalba apie tai, kad lietuvių kalbą turi mokėti tie žmonės, kurie dirba aptarnavimo sferoje. Kitaip sakant, bendrauja su klientais. Pardavėjai, padavėjai, taksistai, maisto išvežiotojai. Prie ko čia aukšto meistriškumo komandos preskonferencija po rungtynių? Toliau dar gražiau. Jau penktadienį pasirodė straipsniai, matomai užsakyti, kuriuose teigiama, štai Volt vadovas maisto išvežiojimo kompanijos, ką jisai pasako. Lietuviškai kalbantis kurjeriai mažins Lietuvos konkurencingumą. Skambi frazė. Tai dabar pasirodo, kad turbūt nekalbėjimas valstybinė kalba iki šiol stiprino verslą ir Lietuvos ekonomiką. Kitos išvados padaryti nelabai pavyks. Ir pabaigai toks pikantiška viena detalė. Tradiciškai ketvirtadienį Seime vyko vyriausybės valanda ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Stasys Tumėnas paklausė premjerės, kokie 3 darbai jai per šią kadenciją nepasisekė. Premjerė, aišku, plepa kasėj ant seilės užeina, o ne atsako į pateiktą klausimą. Bet vis dėlto, kągi pasakė premjerė? Vienas iš svarbiausių sprendimų, kuriuo ji didžiuojasi, tai yra naujos raidės Lietuvos abėcėlėje rašant asmensvardžius. Taip sakant, premjerė, kaip visos kadencijos pasiekimą, pateikė vieną darbą. Lietuvių kalbos sudarkymą, tą jau pasakė ne vienas ekspertas, leidžiant asmenvardžiuose vartot ne lietuviškos abėcėlės raidės. Nors klausimas buvo apie 3 nesėkmingus darbus. Ir kaip nesėkmingą darbą, dėl kurio jai labiausiai apmaudu, dėl kurio jinai labai gailisi, kad jai nepavyko to įgyvendinti, įvardyja nepriimtą partnerystės įstatymą. Tad pasirodo, tokie klausimai, tokios problemos jaudina vis dar mūsų šalies ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Ir labai kviečiu per paskutinę savaitę pamastykit apie premjerės prioritetus, apie tai, kaip liberalai linkę atsisakyti valstybinės lietuvių kalbos ir apie kitus dalykus. Ir po savaitės mes dar turėsim susitikimą, bet pagalvokit ir rinkitės atsakingai. Ačiū Jums uždėmesį, paspauskit mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, pasidalinkit mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo YouTube kanale, ir prenumeruokite opozicijos televizijos kanalą. Ačiū Jums uždėmesį ir iki kitų susitikimų. Mes už tradicinę šeimą, nes tai Lietuvos ateitis. Rinkitės kuriančius, o ne griaunančius. Politinė reklama.